Chebra, kokį kontentą darom, nes aš galvoju rimtai, tipo, kažkas tokio padaryt ir, tipo, GTA San Andresas gal ir geriau paprastas, nes, definityvas iš viso net stringa, lagina. Ir aš galvoju, gal hebrytę sukurt naują vidosą ir tiesiog kažką tokio su San Andres Definitive Edition, nes žiūri, kaip matot, stringa, lagina. Ir nežinau, ką daryti su tokiu lagu. Matot, kaip stringa. Žiūri, lagina. Tai va. Ir aš dabar dar hebrytė jūsų vieną dalyką paklausiu. O jeigu, žodžiu, kas turit šitą Definitive Edition, tai man rašykite komentarus. Aš jums būtinai atsakysiu, nes man reikia, žodžiu, kad pagalbos padėtumėt man. Kokios pagalbos, GTA 3 niekada neturi pagalbos. Labai paprastas žaidimas, labai geras žaidimas. Bet pasirodo, žaidžiam Definitive Edition. Ir vėl. GTA 3 Definitive Edition. Jo, aš sakiau, kad šitas žaidimas neturėtų lagint, o atvirkščiai San Andresas iš viso lagino. Čia yra 2001 metų žaidimas. Ir kas blogo gali nutikti? Hebrytė, kas blogo gali nutikti šitame sušiktame lage? Gerai, lagino. Dėl ko? Dėl to, kad lagino mes. Nes šitas bičias žiauriai pavargo, dėl to mums lagino. Gerai. Ką aš manau apie GTA 3? Tai yra šūdinas sutrauktas gėjimas. Pasakysiu dėl ko. Nes mano telefonas neįšveža jo. Palauk, mindė. Kodėl tu su telefonu žaidė? Ir tas bičias ką tik pamojavo jam. Nice, maladėt. Tai va, tai žodžiu. Tai va, visi GTA Definitive Edition dalis man tiesiog neišveža. Pasakysiu dėl ko. Todėl, kad mano šūdinas ragelis, va, aš jums pasakysiu. Ar gal San Andres geriau veikia? Parašykite komentarus, kuris geriau veikia. Ar San Andresas, ar GTA 3. Manau, kad San Andresas geriau veikia. Oi, dabar tai dėsim. Opa, krentam. Dar lipk iš tos šitos sutrauktos mašinos. Kas tavo kūnui? What the fuck, bro? O, damn. O, tu šiet išvietė mane. Kas čia buvo? Kažkokie, žinokit, žaidimo būgai. Tai va, turim, ką mes čia turim? Britnės, audio. Jo, turim ne kažkokį vaizdą, nes lagina žiauriai kažkodėl. Hebrytė, visi bet supraskim, dėl ko aš nekeliu tokio kontentą, nes vat, kaip matot, norisi GTA Definitive Edition pažaist, ar dar kažką. Turi mažiausiai nežaist, arba iš viso turi žemint nustatymus, kaip va dabar, ką aš dabar realiai ir darau. Tai dedu viską ant žemesnių nustatymų ir turėtų mažiau laginti, iš tikrųjų mažiau lagina. O, Jėzus tu mano. Nežinau, kas ten buvo, bet tegu ne. Niekada nežaiskit GTA Definitive Edition, jeigu jums lagina. Nes neįdomu, žinokit, su lagu žaist, tikrai, patikėkit. Tai va, gerai, žodžiu. Su jumis, žodžiu, buvo Hebra Mindė ir turbūt gal ir paaiškinau, dėl ko neturiu idėjų ir kaip, nes iš tikrųjų, žinokit, aš Hebra neturiu idėjų. What the fuck, kas čia buvo? Aš, žinokit, iš tikrųjų nebeturiu idėjų. O, Jėzus. Žinokit, aš iš tikrųjų nebeturiu idėjų ir nepykit, Hebrytė, kad aš nekeliu videos tiesiog ir labai sunku man tą išsireikšti, nes, ateis laikas, Hebra, pamatysit visus video. Tai ačiū, kad buvot su manim. Tai greitai laukiam kontento ir greitai tas bus. Tikiuosi, kad pirmadienį kažką sugalvosiu. Jeigu turit savų kokių idėjų, rašykit man į komentarus. Sėkmės. Įsitraukė į Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą. Pirmoji rungtis baigta. Apgyvatai sveikinus dviem taškais. Sauliau. Mes liekame su viltimi, kad visi keisti likę žaidimo etapai bus jums palankus. Taigi, keliamės į antrąjį mūsų finalinio žaidimo etapą ir bandysime sudaryti grandinėlę. Ir štai grandinėlė.
4 užuominos neturi žodžiai, reikia pakeičiant vieną raidę, jos jungti į grandinėlę, dėmesio užuominos. Belgų muzikos instrumentų meistras sukūręs saksofoną, žemaūgis trumpakojis šuo naudojamas urvinių gyvūnų medžioklėje, ryšio aparatas atvaizdams perduoti faksimiliniu ryšiu ir tikras neišgalvotas įvykis. Algimantai. Saksas, taksas, faksas ir faktas. Bravo. Nespėjot? Bravo, Algimantai. Algimantai, tobulai sudarėte grandinėlę. Belgų muzikos instrumentų meistras sukūrė saksofoną yra Saksas Adolfas. Žemaūgis trumpakojis šuo naudojamas urvinių gyvūnų medžioklė yra taksas. Ryšio aparatas atvaizdams perduoti faksimiliniu ryšiu yra faksas ir tikras neišgalvotas įvykis yra faktas. Taigi, dar trečioji rungtis. Ir štai paskutinysis superfinalinio savaitės žaidimo etapas, 10 klausimų, dėmesio viena labai svarbi detalė. Atsakymas į šioje rungtyje pateiktus klausimus būtinai turi turėti galūnę uo. Uo. Pirmasis klausimas. 12 pagal ilgį Lietuvos upė, kurios ilgis yra 147 km. Mūšos intakas. Sauliau. Lėvo. Antrasis klausimas. Viduramžių alchemikų ieškota mitinė substancija, galinti paversti visus metalus auksu. Akmuo tai akmuo, koks. Sauliau. Tebūnie gyvybės. Ne gyvybės akmuo. Užkrito. Filosofinis akmuo. Filosofijos savo, taigi Haris Poteris. Trečiasis klausimas. Tai ir žmogaus kūno dalis ir indas. Sauliau. Dubuo. Ketvirtasis klausimas. Žoržo Simeono romanas Geltonas kas? Algimantai. Šuo. Penktasis klausimas. Matematikoje dalyjimo rezultatas. Algimantai. Dalmuo. Šeštasis klausimas. Kaip kitaip vadinamas žmogaus liemuo? Algimantai. Juosmuo. Viskas. Bravo, Algimantai. Sauliau. Žiauriai buvo miela jūs matyti. Aš labai tikiuosi, kad šiandien grįšite revanšai. Man labai patiko. Ir mums patiko tikrai jūsų dalyvavimą. Ačiū Jums labai. O Jums, Algimantai, sveikinimai su patekimu į mūsų tolimesnį žaidimo etapą. Dovanojam Jums naują kas ir kodėl stalo žaidimo leidimą. Ir susitiksime su Jumis jau mūsų finalinių žaidimų serijoje. Sveikinu. Mylimi žiūrovai, dar kartą sveikinu Jūs su Lietuvos valstybės atkūrimo švente. Linkiu tikėjimų mūsų vienybę ir linkiu linksmai atšvęsti šią mums visiems labai svarbią šventę. Su vasario 16. Iki.
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną plaukikų dovana. Vyrų estafetė pateko į pasaulio plaukimo čempionato finalą ir užsitikrinti. Sveiki, žiūrite Infodieną, aš Viktoras Jakovlevas ir šiandien žiniose. Kazachstano prezidentas nurodė saugumo pajėgoms šaudyti į protestuotojus be įspėjimo. Per kelias dienas trunkančius neramumus 10 žmonių žuvo, tūkstančiai sulaikyti. Kazachstano prezidentas nurodė sunaikinti ginkluotus banditus. Brangesnės dujos, brangesnės trąšos, o dėl jų ir brangesnis maistas. Ūkininkai prognozuoja, kad brangs viskas, kas gaminama iš grūdų. Prieštaringai vertinamas Lietuvos elgesys su migrantais pasienyje, svarstomas ir žmogaus teisių komitete Seime. Komiteto išvada toliau stebėti. Santaros klinikos sako, kad Vilniuje jau dominuoja omikrono atmaina, tačiau ligoninėse situacija yra stabili. Klinikų vadovas kartuoja, kad medikai pasirengę didesniam pacientų skaičiui, jeigu jis būtų. Pradėkime nuo maisto kainų. Brangesnės dujos, brangesnės trąšos, o dėl jų ir brangesnis maistas. Ūkininkai Lietuvoje dabar prognozuoja, kad kainos kils visko, kas pagaminta iš grūdų. Apie kainas daugiau. Šarūnas Dvareckas. Sparčiai kylanti trąšų kaina iššūkis ūkininkams. Populiariausia trąša azotas ar
vakaras. Šį sekmadienį jums jau pasiruošusios dirbti LNK žinios su svarbiausiamis naujienomis iš Lietuvos ir pasaulio. Aš Aurelijus Bezekavičius. Ir aš Adomas Grinius su sportu. O dabar apie viską trumpai. Krauju ir alkoholiu aplaistyta tragiška naktis Lentvaryje. Bute girtas vyras peiliu nužudė 2 žmonės. Įtariamas žudikas sulaikytas, bet dėl girtumo jo apklausti iškart nepavyko. O gal žinote, čia dažnai baliavoja, ar ne? Baliavoju jo. Mėgdavo važiuoti. Mėgdavau. Liepsnos pasiglemžė pirmąją gyvybę šiemet. Širvintų rajone žuvo pusamžis vyras, o kitą nelaimėlį Vilniuje ugniagesiai išgelbėjo iš degančio sandėliuko. Ar noras atstatyti pilį ant Gedimino kalno virs realybę? Iš miesto griuvėsiai negali būti. Turbūt nereikia daryti Disneylandą, jeigu tikrai nežinome. Pasaulyje drastiškai kylant energijos kainoms, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo svarstyti atominės elektrinės idėją, tiesa kitokios nei buvo Ignalinos. Galima būtų užtikrinti saugumą ženkliai didesnį ir praktiškai išbraukti iš galimybių sąrašo avariją. Lietuviškas Černobylis Širvintose. Čia esantis autobusų parkas primena apokalipsę. Vietos valdžia kaltina privatininkus, o šie savivaldybę. Bet nevažiuojantis autobusai dėmesio sulaukia. Šiais autobusais vaiduokliais jau susidomėjo vokiečiai. Jie planuoja filmuoti filmą. Apie į krepšį įmestą istoriją Domantas Sabonis pagerino Linui Kleizai priklausius ir 14 metų nepaliestą taškų rekordą. O didžiausias istorijoje kosminis teleskopas jau išskleidė auksu padengtą pagrindinį savo veidrodį. Pirmųjų nuotraukų iš kosmoso tikimasi sulaukti vasarą. Naktį Lentvaryje Trakų rajone įvykdyta 2 žmogžudystė, nužudyti vyras ir moteris. Dėl kitos moters gyvybės kovoja medikai. Iš nusikaltimo vietos praneša Jaunius Matonis. 2 žmogžudystė Lentvaryje įvyko antras stačiatikių kalėdų dieną. Labas vakaras, antradienio LNK žinios jūsų dėmesiui. Kviečiame žiūrėti. Aš Gintaras Deksnys. O sporto žiniomis aš Asta Žukaitė. Pirmiausia, laidos santrauka. Lietuvą dėl Taivano remia Vokietijos valdžia, bet verslas pusto padus, trauksis net šalies deimantų vadinta lazerių įmonė. 4 kažkokie politikai paėmė ir sugriuvė visą tą 30 metų įdirbį. Mano nuomonė tai yra nusikalstamas. O Taivanas siūlo Lietuvai $1 milijardą paskolų bendriems projektams ir dar 1/5 milijardo investuos Lietuvoje. Gamyklos pastatymas, linijų pastatymas